Trečia diena pažinčiai su aukštaisiais Tatrais. Po techniškai sudėtingos vakar žygio dienos, šiandien renkamės gana lengvą trasą – pakilimą į Sarnijas kalą. Nuo nakvynės vietos iki automobilio stovėjimo aikštelės netoli, tik apie 5 kilometrai. Pirmiausia, aplankame krioklį Siklavicą. Nuo starto pradžios iki jo tik 45 minutės kelio, 2 km ir 300 metrų. Kadangi atvykome gana anksti, startavome vėl apie 7 valandą rytą, tad prie krioklio nedaug žmonių, fotografijai, ramiam pasisėdėjimui apsčiai vietos. Pasigrožėję, keliaujame toliau. Prasideda pagrindinis sukilimas į Sarnijas kalą. Iki jo valanda kelio maždaug 1 km ir 600 metrų. Sarnijas skala, išvertus iš lenkų kalbos, reiškia stirnų uola, yra nedidelė uolėta viršukalnė. Nors jos aukštis nėra įspūdingas, siekia 1377 metrus virš jūros lygio, ji yra itin populiari tarp turistų dėl nesudėtingų pėsčiųjų takų ir kvapą gniaužiančių panoraminių vaizdų. Pasiekus viršūnę, taisyklės nelaužom. Verdamės kavą ir grožimės vaizdais. Nuo viršūnės atsiveria įspūdingi vaizdai į Červonevį archimasyvą, Tatrų kalnų grandinę ir giedrą dieną net į Gevonto viršūnę. Pats Sarnijas kala kalnas yra lengvai pasiekiamas, einant keliais žymėtais takais iš Kuznice arba Strandžiskas slėnio. Dažniausiai pėsčiųjų maršrutai prasideda nuo Zakopanės. Tai puikia vieta tiems, kurie nori pasimėgauti Tatrų grožiu, bet nesiryžta lipti į aukštesnes ir sudėtingesnes viršūnes. Niekur neskubėdami pradedame žygį atgal. Keliautojų labai daug, dėl malonaus oro ir nesudėtingos trasos. Grįžtame per Dolino Bialogo slėnį. Slėnis pavadintas pagal jame tekantį Bialogo potok, lietuviškai Baltasis upelis, kurio dugnas padengtas šviesiomis nuosėdomis, todėl vanduo atrodo baltas ir putuojantis. Nusileidimas šiuo slėniu yra ypač malonus, nes takas veda per siaurą tarpeklį, apaugusi tankiu mišku. Maršruto ypatumai. Geologinis unikalumas. Slėnis išskirtinis dėl savo uolienų, kuriuose netgi buvo ieškoma urano rudos. Eidami taku, galite pamatyti senų apleistų šachtų likučius. Aštrus nusileidimas. Maršruto pradžia, nusileidžiant nuo Červonato Šelanč, yra gana stati ir uolėta. Būtent dėl šios priežasties kai kurie keliautojai rekomenduoja šiuo taku kilti, o ne leistis, nes taip yra saugiau. Tačiau atsargiai žengiant, šis nusileidimas įveikiamas be didesnių problemų. Nuostabūs vaizdai. Nors kelias leda per mišką, jis retkarčiais atsiveria, leisdamas pasigrožėti kalnų šlaitais ir slėnio giluma. Pasiekus automobilio aikštelę, grįžtame link nakvynės vietos. Vakarienė kaip įprasta šalia nakvynės vietos. Visi adresai, GPS koordinatės ir žygio dienoraštis pirmame komentare.